lipu į kalną ir galvoju to pačiu padarys tokį kaip dienoraščiaus, kaip gyvenim update. Kaip ir kas žiūrėjot, seniau esu kėlis video, kaip pradėjo dirbti Norvegijoje, po mokslų, po visko. Tai dabar šitą savaitgalį lipam į kalną su panelį, su Roberta. Tai galvoju, 5 km kelią, tuos 5 km išnaudosim, biškėlį pafilmuosim tokį vlogą, dienoraščiaus įraš, kažką tokį ir savai, ir jums, ir aplamą. Tai va, jau iš tikrųjų ir beveik 1 mėnesis virš metų, kaip esam Norvegijoje darbuotojai, kaip dirbam Norvegijoje. Pernai panašiai nuo rugsėjai pradėjom, o dabar jau ir rugsėjai 27, man atrodo. Ir iš tikrųjų įdomu patirti. Daug ko įvyko, daug nuotykių, daug aplamą tokių, nežinau, įdomių akimirkų apturėjom. Ir kokie toliau planai. Tai dar planuojam važiuoti. Kas liečia verslą, tai kaip ir pirmusiu savo video kalbėjau, kad vykstu į Norvegiją, užsidirbs pinigų verslo savo, bandys daryti kaip verslą. Tai vis dar mintis ir neišblėsusis. Ir iš tikrųjų nors ir gana kaip ir vystomas, bet neskubėsiu aš dar su to savo vadinamųjų verslo. Niekada daugiau nieko nepasakosiu apie nes dar nėra, kaip sakant, dar tiek visko padaryta, kad norėčiau dalintis, bet jo, tas verslas turėtų prasidėti, bent jau ta verslo bandomoji dalis turėtų prasidėti, kai jau grįžu visam į Lietuvą, bet po kol kas dar galvoju važinėti po Norvegijai, važinėti į Norvegiją ir, kaip sakant, kaupti tų kapitalą, nes grįžus į Lietuvą, pradėjus to verslo taip greit neįsuksi, kad turėtum didelis pelno sumas. Pajamas gal ir turės nemažas, bet patį pelną nelabai tikėtina, kad pirmasis, antrasis, trečiasis, net 5 metas tu turėsi didelį pelną. Tai sakau, dar ir dabar galėtumėm iš tikrųjų nebevažiuoti, bet žiūrint į ateitį, reiks pinigų tam, kad išgyventumėm, tam, kad kaip bus apsitvarkytumėm ir tam pačiam verslu. Tai dar planuojam važiuoti, dabar biškelį atsikvėps iš tikrųjų. Labačiaus tas kalnas. Tai tęsant apie tų savo pasakojam, tai vis dar žadam dar važiuoti į Norvegiją, dar gal kokius metus, gal net ir 2 teikti važiuoti, nežinau. Aišku, nesinorim per daug ilgai užsibūti, nes norės ir tų gyvenim statyti Lietuvą, bet esmė ta, kad Norvegijoje nuoplamą užsienyje pavyksta uždirbti nemažus pinigus, kur palyginus gana daug ilgiau reikėtų užtrukti Lietuvą, kad uždirbti panašius pinigus. Tik tai, aišku, kad ir savi pliusą, savi minusą, kad, sakykime, dirbdams labiau kvalifikuotą darbą, tu įgauni ir patirties, kas ateityje tau gal atnešti ir daugiau pajamų. Bet ir tokių minusų, kaip, tiesiog gali niek nesutaupyti, nes reiks atiduoti nuomą, reiks atiduoti visom kitom išlaidom ir gali, kaip sakant, kaip tas žiurkėns bėgti ratelėje, bėgti, stengtis ir niekur nenubėgti, niekur nepajudėti ir stovėti sveito. Tai va, tokiai dabar į pamastymą, dabar ir savaitgalis, kopam į kalną, biškėlį pasidžiaugti gamtą. Labai džiaugaus, kad pasirinkau užsienį šalį, važiuoti užsidirbti į Norvegijai. Būtent dėl to ir važiuoju į Norvegiją, nes
Nes norėjau tos gamtos, norėjau tų kalnų, norėjau, kad galėčiau savaitgalės įkopti į kalną. Bet taip įdomią, turiningą praleisti laikotarpį. Prieš tai esu dirbęs Danijoje, bet Danijos gamta net per labiausiai skiriasi ir nuo Lietuvos. Tik tai, kad Danijoje ir daug saldų irgi įdomi. Bet tokių kalnų kaip Norvegijoje nėra. Tai va, kas dar įdomesnė apie kameras, ane, norėjau čia ateiti irgi daugiau į YouTube kelti kokių video įdomesnių. Tai susipirkau kameras, nusipirkau dronus. Bet dabar į kitą problemą. Nebelaik kažką nufilmuoti. Nes, kad dirbi tuo Norvegijoje, geriausiu atveju turi savaitgalis. Bet tai savaitgalę teik besirond, eina 2 dienas ir žiūrėk vėl į darbą. Iš darbo grįžti, vakarė pasidaryti valgyti, pavalgyti, drabužius kitą dieną susidėti, nusimaudyti ir vėl turėti migoti, nes kitą dieną reikia anksti keltis ir taip toliau. Pažiūrėjau mikrofon veik. Tai va, turiu dabar įrangą, turiu ir kameras, ir dronus, ir mikrofonus. Dabar irgi filmau iš Osmo Pocket 3 auto tracking veid, visku. Bet net ir laik išnaudoti tų kamerų. Tik tas minimalės sonom pamokinaus biškėlį. Taip panagrinėjau, bet niek čia daug didelį mokslo nėra, tiesiog reikia daugiau laiko. Tai va tepa. Tai va dar biškėlį padirbėsiam. Ir tada, kai jau visiškai turėčiau grįžti į Lietuvą, tam tikras mėnesės, turėčiau turėti daugiau laisvo laiko, tai gal net išvykčiau kur nors ir pakeliauti, kažkur nufilmuočiau ir tep kokių įdomesnių gal video sugalvočiau nufilmuoti. Tokį kokį nors įdomesnį formatą. Bet po kol kas ir tik tas toks vadinamais, toks grindinim, toks grina dirbimo laikotarpis, kur tiesiog dirbi, kad uždirbti tų kapitalą ir nelabai daug laisvo laiko likt. Bet ir kaip ir, reikia pasistatyti pirmtus pamatus, o paskiau gali biškėlį ir tų video įdomesnių pafilmuoti ir viskų. Reikia tiesiog tos kantrybės. Ko dar čia papasakoti jums? Kas liečia su sportu, tai vis dar sportuoju, minimalę. Tiksliau, pagrindė darau tų metų iššūkį, katrą įsikėliau, tai 2025 metas kiekvieną dieną daryti 100 atsispaudimų. Tai šiandien man rod bus, ar ne, 270 pirmą dieną, kaip darau tus 100 atsispaudimų kiekvieną dieną. Tus video keliu į TikToką. Jei norit, galite pažiūrėti, irgi paprasčiausiai atsiungs įsiveskit grūdintis, tai grūdinaus vis dar. Praeit savaitgalį maudiaus lediniam kriuklį. Dar negal vadinti nuo ledinių, bet tikras šaltas kriuklys. Taip, nelabai iš tikrųjų šiandien nuėti į salę. Nelabai tų jėgų belikti iš tikrųjų. Nelabai tų laik. Tai tiesiog va tokias spaudimas. Dar turiu tų ratoką. Pilvo preso biškėlį padirbti pasiėmiau iš namų. Nes jau visus metus niek nedirbau su pilvo presu. Ir žiūriu, kai jau tik įdrauminsi biškėlį panykį. Tai galvai bendra dėl estetiškom biškėlį padarys su ratuku pratimą. Tai čia praeit savaitgalį padariau tiesiog 10 hard su ratuku te pravažiavau. Jau iki padabos kaut pilvo presu. Tai ir atpraits. Tai va, minimalę sportuoju. Na, aišku, galim įvardyti, kad kiekvieną dieną aš fabrik sportuoju. Ta prasme, pavargti vis tik. Ir va dabar šitai kalnai lipsiam. Vien poįsilėpti 5 km. Dar nulėpti 5 km. O dar nuo pat kalnų pareisim numį. Tai va, būsim šeštadienį kokį virš 10 kil su vakščiai kapniek. Tai to sporto gyvenime netrūkst po kol kas. Tai va, toks trumps updates. Džiaugiausi iš tikrųjų. Prieš mes kokio situacijoje buvau, kaip kad šnekėjau, ne, kad
mokslus baigiau, nei kapeiks neturėjau ir skolų turėjau. Tai fainai, taip skolas atidaviau, pinigų užsidirbau, kamerą susipirkau. Nu, laikaus normaliai, viskas gerai. O toliau tik tas va, sakau, savo verslą vis dar noriu daryti, ar mums išės normaliai, neišės, matysim, bet vieną kitą atveju reikia atsidėti nemažą kapitalą, nes kad ir pavyks mums, vis tik reikia turėti pinigų. Reikia ir būstą apsitvarkyti visko. Tai kaip sakant, dar reikia pakentėti, dar reikia padirbėti, nes jei baigsis pinigą ir nebus netgi, kaip sakant, įsokis to verslą, nu kas tada vėl? Arba vėl važiuoti į užsienį, arba kažkur Lietuvą darbintis, bet kaip ir šnekėjau, įsidarbinti iš Lietuvą, viskas labai sulėtė. Nes nu ar tu gausi ten virš 1000, ar tu gausi virš 3. Čia kaip pavyzdys. Tai va, toks tokelis. Laikykitės, būkit stipri, nepasidaukit. Aš jau labai gerą pajutau tų dalyką, kiek tas naudinga, kad tu, sakykime, nepasidaukit, kad ir kaip sunkia. Nesakau, pernai buvau, kažkur panašiai prieš metus, man buvo apstuoj pizdėts. Čia buvo išbėri kažkokie zarazą, visą nuos buvo išberta. Nežinau, jaunukų išberta. Ten reikėjo atvestus. Paskiau ten mokslų, sakau, baiginėjų, pinigų nėra. Aiškiai, ir vis laik iš ko paprašyti, pasiskolinti kažką tokį. Bet vis tik menks malonoms. Nes nu tau jau nebe 16, žinai, tu turėtum visko turėti on size, bet sakau, dabar jau tos atsigais. Tikrai, jau tos atsigais. Geras tas jausmas, ką žinai, kad galėtum dabar kokius metus, 2 nedirbti ir niekur neprapultum. Turi tu santaupį ir taip toliau. O dar geresnis jausmas ir, kad turi planą ir žinai, kad turi tus pinigus ir gali tu planą įgyvendinti. Bet reikia ir daugiau tų pinigų turėti, kad įgyvendintum planą iki pabaigos ir dar apsidraustum. Tai va, gyvenimas sunkus, taip pat kaip ir lėpti tų kalną, nes vos išsišnek, bet pailsi va pabiški į palipį. Tai va, toks tokelis, laikykitės, būkit stipri, nikados nepasidaukit ir susitiksim ar YouTube, ar taip kur nors. Tai va, iki, laikykitės. Let me tell you something about nature. Nature never allows you to fall on your face if you're taking risks. Never. It goes like this. If you laugh, you risk appearing to be a fool. If you weep, you risk appearing to be sentimental. If you reach out for another, you risk rejection. If you love, you risk not being loved in return. If you place your dreams in front of the crowd, as we do, you risk ridicule. If you go forward in the face of overwhelming odds, you risk failure. But risk must be taken, for the greatest hazard in life is to risk nothing. The person who risks nothing, has nothing, does nothing, is